Policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis. Kaip policijai pavyko pasiekti persilaužimo keliuose ir kodėl to nepavyksta kitose srityse, pavyzdžiui, tyriant vagystes ir mažinant jų skaičių? Kuo skubiau. Apie tai bei kitus policijos iššūkius su naujuoju policijos generaliniu komisaru Sauliumi Skverneliu kalbėjosi IQ politikos redaktorius Tomas Janeliūnas. Visą interviu skaitykite naujajame IQ žurnalo numeryje, kuris pasirodys kovo 25 dieną. Šiaip teigiama, kad apskritai visuomeniai bene svarbiausias yra tas toks viešojo saugumo pojūtis, kaip jie jaučiasi gatvėje, namuose ir, sakykime, tie nusikaltimai viešoje erdvėje, jie galbūt nėra, sakykime, patys žiauriausi arba daugiausiai nuostolių sudarantis, bet jie vis tiek lemia tą bendrąjį saugumo lygį. Ir iš esmės nuo to dažnai priklauso, kaip visuomenė vertina policijos darbą. Ar šitoj situacijoje įmanoma radikaliai pakeisti, nes kol kas tendencijos atrodo, kad vis dar labai panašios. Vėlgi, žiūrint į statistiką, tikrai tiek nusikaltimų viešose vietose, tiek viešos tvarkos pažeidimų eilę metų mes registruojam mažiau. Ir to saugumo tikrai yra daugiau, ką rodo ir gyventojų apklausos. Nes jeigu paimtum pagal regionus, pagal apskritis mes kiekvienais metais darome, taip apskrityse yra tikrai nuo 80% daugiau, šiek tiek mažiau, bet svyruojamas apie 70-80% pasitikėjimų. Kaip vertinama visa institucija, tada jau jisai yra žymiai mažesnis, kadangi daug informacijos žmonės gauna jau apie tokią instituciją kaip policija iš žiniasklaidos. O kada vertina savo apskrityje, tai tiesiog tą policininką, kuris yra šalia, kuris iš tikrųjų realiai dirba, tai ta nuomonė tikrai yra geresnė. O dėl pačio viešo saugumo, tai kaip minėjau, iš tikrųjų situacija yra kitokia. Tas žmonių noras matyti daugiau policijos mane irgi labai džiugina, nes kažkada tai buvo atvirkščiai, nenorėjau matyti žmonės, kaip ir bijojo, vadinasi, nori, pasitikė daugiau, mato, kad yra tikrai gali būti pagalbininkas situacijai, esant reikalui. Čia mūsų irgi uždavinys tinkamai tokiais atvejais sureaguoti, bet, vėlgi, tam tikri nusikaltimai, kurie vyksta ir susijęs su viešuoju saugumu, jie turi tam didžiulį rezonansą ir atrodo, kad iš tikrųjų situacija labai tragiška, sakykime, vienkiemiai, jų saugumas, nužudymai. Jeigu paklaustum žmonių, ar saugu vienkiemiai gyventi, turbūt pasakytų tikrai, kad ne. Nors skaičiai rodo, ypatingai tų labai sunkių nusikaltimų kaip nužudymas, tai pernai metais, jeigu aš neklystu, 2 buvo tokie, vienas iš jų atskleistas. Plus prevencinė policijos veikla, kas susiję su įvairiomis iniciatyvomis, skatinimu saugios kaiminystės, saugios bendruomenės kūrimo, skubios pagalbos arba tų skubios pagalbos įrenginių, tinklo plėtimų, daugiau patrulių buvimų viešose vietose, policijos rėmėjų pasitelkimų, kitų mūsų partnerių. Iš tikrųjų, pati visuomenė labai daug didelį indėlį deda, kad tas viešas saugumas būtų užtikrintas. Ir jeigu ne vagystė, sakykime, tai tikrai aš nemanau, kad mūsų gatvėse čia išėjus gali kiekvieną kartą gauti nosį ir būti apiplėštas. Jeigu neklystu, jūs prieš tai buvote atsakingas už eismo priežiūrą. Už eismo priežiūrą tame tarpe, kaip pavaduotojas, taip buvo atsakingas. Tai sakykime, šitoj srity iš tikrųjų per pastarosius metus buvo gana ryškus progresas toks matomas ir sakykime, karo keliuose visa akcija ir visi tie veiksmai iš esmės lėmė, kad dabar jau tai nebėra, bent jau nebeatrodo toks grėsmingas dalykas, kaip buvo prieš tai. Kas lėmė tą sėkmę? Sakykime, sąlyginė, aišku, galbūt, bet vis tiek šioks toks pirmiausia, nuo to blogiausio gal teiginio, kai jūs pasakėte, kad tai dabar mes nebevertinsim kaip grėsmė didžiulė, nes eilę metų iš tikrųjų tai buvo priimta, kad žūtys keliuose tai yra normalu, tai tiesiog automobilizacijos auka tokia yra ir nieko čia nepadarysi nuo to. Tai mums tie skaičiai buvo labai svarbus, ir kelių policijos vadovas buvau ir tos skaičius kiekvieną rytą analizuodavom, bet kažkaip niekam labai neįdomu. Tai žiniasklaidos dėka pirmiausia turbūt visuomenė pradėjo suvokti, kad nenormalu tikrai, kada po 1800 keliuose žūna, kada kitose valstybėse tie skaičiai yra 4-5 kartus geresni. Tiesiog 5 metais atkūrus tą vadinamą centrinę kelių policiją, buvo suburta komanda, pakankamai tikrai, manau, progresyvių žmonių ir kurie užsibrėžė tikslą, kad reikia keisti situaciją, matė galutinį tikslą, matė ir žinojo, ką reikia daryti. Kaip minėjau, visuomenės nuomonė pasikeitus,
valstybės institucijos kitos, tiesiog sutelktas darbas, tai yra pirmiausia įstatymų pakeitimai tam tikri, kur tiesiog buvo pakeista administracinio poveikio sistema pažeidėjų atžvilgių. Tai tie pažeidimai, kurie iš tikrųjų lemia avaringumą, buvo atitinkamai įvertinti ir buvo ta bekompromisinė kova, lygiai greičiai švietimas, lygiai greičiai įvairios priemonės, kaip minėjau, per žiniasklaidą, kur patapo žmogui gėda pasakyti, kad jis pažeidinėja taisyklės, nors anksčiau praktiškai kiekvienam laikraščiui ir žurnale to girdavosi įvairios mūsų žvaigždės ir žvaigždutės, kad aš ten tą padariau ir kitą padariau. Patapo gėda ir tas bendras toksai visų sutelktas darbas, manau, davė tos rezultatus iš tikrųjų, kad per paskutinius 3 metus Lietuvoje to nebuvo niekada. Tačiau vėlgi, ką mes ir įvardinome pradžioje, kadangi mes sakėm, kad tai įstatymų pakeitimai bus efektyvi priemonė, bet jinai bus neilgalaikė. 3-4 metai maksimum. Tai ką mes matome ir iš tikrųjų šiais metais, kažkaip tai jau toks nusiraminimas, kad jau mes tikrai daug pasiekėm ir jau taip bus gerai. Tikrai taip nebus. Reikia galvoti naujų priemonių ir ta nauja saugaus eismo programa, kuri yra parengta, jinai turėtų taip pat būti reali ir duoti tam tikrą postumį naują, reikia naujus tikslus susibrėžti, naujus iššūkius susibrėžti, kad tai, ką pasiekėm, viskas tvarkoja, labai gerai, bet to nepakanka. Darykim, artėkim prie tos vadinamos nulinės vizijos, nes tas toks nusiraminimas, jisai vėlgi šiandien mes matom, kad to situacija praktiškai yra panašiai kaip pernai buvo, tai to progreso tokio ir tikėtis nebuvo galima, kadangi išsikvėpė, dalis žmonių tiesiog iš eismo eliminuota, dalis transporto priemonių konfiskuota, su kuriam daromi buvo pažeidimai, šiandien reikia kažko tai naujo. Ir svarbiausia, kad nenusiraminti. Tikrai karas nėra laimėtas, tikrai pasiekta didelė pergalė, bet tą kryptimį reikia darbuotis. Su nusikalstamumo išaiškinimu, tarkim, jūs užsiminėt, kad vagystės yra bene prašiausiai jie išaiškinamas kažkur apie 25%. Kaip galima šitą situaciją keisti? Ko trūksta, kad... Iš tikrųjų, reikia suvokti pačią šitų nusikalstamų veikų vėlgi padarimo specifiką. Labai dažnai atvykus į nusikaltimo vietą nėra žinomas nei nusikaltimo padarimo laikas, kadangi tai negyvenama patalpa, sakykime, kad mes pavasarį vėl matysim bumą su sodo nameliais, atėjo, išplėšė, pėdsakų nėra, arba pėdsakai visiškai yra panaikinti dėl objektyvių priežasčių, nėra liudininkų, nėra įtariamojo, tai tokį nusikaltimą ištirti iš tikrųjų yra labai sudėtinga, jeigu tai yra įmanoma. Jeigu kiekvieno tokio nusikalstamų veikoj, kas susijęs su vagyste, kada padaryta ypatingai maža žala, bet jinai viršė tą vieną MGL ir tampa jau ikiteisminio tyrimo objektu, reikia atlikti visus būtinus veiksmus, kurie iš tikrųjų dažnai yra nerezultatyvūs ir žinoma, kad jie nebus rezultatyvūs. Tai yra gaištamas tyrėjų laikas, naudojami resursai ir tikrai matoma, kad tas nusikaltimas yra tamsus ir nebus atskleistas. Tai čia irgi reikia suvokti ir pačiai visuomenėje suprasti, kad tam tikros nusikalstamos veikos, kurios yra užregistruotos, yra įvestos mūsų registruose, jos turi vis tiek gulti į atskirą lentynėlę ir gali būti atnaujintos tada, kada per vieną ar kitą epizodą atsiras įtariamasis, kuris iš tikrųjų tada galima jau už siūlo galo pasigauti, iš tikrųjų išnarplioti tuos ankstesnius nusikaltimus. Ir dydis, sakykime, žalos padarytos vienas MGL-as, jeigu jisai viršė ikiteisminis tyrimas, procesas pakankamai brangus ir dažnai pats tyrimas, jis kainuoja 14 kartų brangiau negu padaryta žala. Tai ekonomiškumo principą irgi reikia įvertinti šitoje situacijoje, nes dideli krūviai šitos ikiteisminiuose tyrimuose jų kiekis iš tikrųjų mažina kokybę tų ikiteisminių perspektyvių tyrimų, kada tikrai galima nusikaltimą ištirti, nustatyti įtariamą asmenį ir patraukti baudžiamą atsakomybę. Po to reikia nepamiršti, kad tikrai mūsų žmonės dar turtą saugo įvairiai ir labai dažnai jisai tampa tiesiog kėsinimosi objektų dėl to, kad jisai yra... Eik ir imk, nesisaugo, ypatingai mes matom vėlgi tus pačius negyvenamos patalpos arba vasarą kurortiniai sezonai arba poilsiavietės, kada atsipalaiduoja žmonės ir savo saugumu tikrai nesirūpina. Plėšimai, šitas nusikaltimų rūšys iš tikrųjų, kuri tokį irgi rezonansą turi, kadangi naudojamas smurtas prieš asmenį, jų nėra didėjimas, jų yra sumažėję. Tai irgi labai svarbu yra, o kalbant apie vagystes, tai sakau, keletas tokių priežasčių, iš tikrųjų, kurios lemia tiek objektyvios, tiek subjektyvios, kad žmonėms kartais sunku suvokti, kad policija net važiavo laiku. Nes yra įvykis, mes turime 3 tipų įvykius, pagal A, B ir C lygį ir reaguojame
pirmiausia ten, kur yra grėsmė gyvybės sveikatai žmogaus. Jeigu ten sodo namelis yra išplėštas ir tai buvo padaryta galbūt prieš mėnesį, prieš 2 arba prieš 3, tai atvykimas ar po valandos, ar po pusės paros tikrai situacijos jau nebepablogins. Ir mes tokius prioritetus esame nusistatę.